Kiekvieną savo rytą dabar pradedu nuo chlorofilo. Jis padeda ne tik imuniniai sistemai, bet yra priešuždegiminis. Vartoju jį maždaug apie 2 savaitės ir tikrai jaučiu skirtumą savo kūne. Galiu net pasakyti, kad jis man padėjo nuo pilvo pūtimo. Rytai pas mane visada vienodai. Atsikeliu, tada darau vaikam pusryčius ir tada visi pasiruošim dienai. Atsimenu tuos laikus, kai pavykdavo atsikelti 5 ryto, pasidaryti darbus ar pasiruošti dienai prieš vaikus, bet nemeluosiu, dabar to tikrai nebedarau. Dabar pakol kas nebeturiu tam energijos, nes naktį mes nemiegam labai gerai, tai tikrai geriau aš pamiegosiu ir būsiu aktyvesnė diena, negu kad per prievartą atsikelsiu 5 ryto. Galbūt, kai viskas nusistovės ir įsivažiuosim į šiokią tokią rutiną, pradėsiu atsikelti anksčiau prieš vaikus. Bet po kol kas atsikeliu kartu su jais. A tu man gali padėti? Einam susitvarkyti ir tada eiksim sportuoti. Tavo žaisliukai. Jeigu dar šitas pusė, aš nežinau, man. Su traukiniu važiavau. A ne? Išties kilimėlę. Palauk, patrauksiu šitą. O dabar reiks va taip daryti, kaip teta mokėsi. Gal tai iki šitą pusę? O, kitą ranką. Ir šitą. Va taip va čia. O. Man reikia biškį palauk. Gerai, nu. O. Pamagoja. Oho, nu, pamagai. Eik tu. Negalima muštis. Negalima muštis. Pamagai. Labas rytas, sveiki atvykę į mano vlogą. Šiandieną mes važiuosim. Aš įtėrai mama. Šneku, noriu ateit papasakot, kur mes šiandien važiuosim. Mes šiandieną važiuosim žaisti Į bowlingą. bowlingą pirmą kartą. Tai bus labai smagu, ne? Aha, pamagosim. Taip, dabar eisim pavalgyt. Pavalgyt. Į ką tada? Eisim magot. Ir ką tada? Važiuosim bowlingą. Taip, bet tu lauki? Taip. Žinok, bus labai smagu. Į kas laimės žiūrėsim arba tu, arba tėtis, arba aš, ne? Aha. Taip? Šaunu. Tau ne... Aš laimėsiu. Tu nebijosi, žinok, reikės ant batukus kitus persimaut. Nebijosi? O kokius batukus? Nu, reikės ten specialius batukus. Tu net nesi buvęs bowlingė niekada, ne? Aš jas baudžiu, nesbaudžiu. Nespaus, batukai bus labai patogus, gerai? Na. Nes aš tai nežinau, kuris yra. Nematei, Lukai, kur bowling? Mamytė, nusimek. Kuo? Bowlingą Mamytė, žaidžiam. nusimek. Man nusimek. O, kas čia su... 6 iki? Va. Turi kamuolį? Mamytė, jie daug duoma. Mamytė, čia yra daug. Oho, daug broliukui gal šitą. Kur? Man lygiai. Ok, nu. O Jėzau, kaip sunku. Du broliai. Du broliai. Adamai. Adamai. Jėzau, kaip man Aš sunku. Adamas. Jumis laikyti.
Broli negali mušti. Negalima. Brolis mūsų mušeika? Man patinka muš. Ne, nepatinka, tu turi sakyti, ne. Man patinka tik tai. Ne. Ne. Au, viskas paleidžiu. Reikia čia šitas tokį. 1, 2. Palauk, Dani. 1, 2, 3. Ką? 1, 2, 3. Kuku. 1, 2, 3. Kuku. Kuku. Čia pagalbą turi. Oi, opa. Nu gal jau užtenka? Vale, įlyk. Opa. Sargiai, žiūrėk. Kuku. Nu viskas, einat į kitą kambarį žaisti dabar. Aš pasikloju lovą. Einat žaisti, eisim valgyt. Nu einam, išsirink, ką nori žaisti. Ar tai puzlę, ar gal padaliuosim. Ir pasimk šitą savo įbuonams, veš? Mamytė. Ką? O kur tas paltas, kur traukti? Tas paltas, mama. Koks baltas? Tas, kur traukti paltą. Ką traukti? Kur skaičiuoja, o kur paltai, kuris pas mėgtukai į kitį nusijama. Nežinau, apie ką tu šneki. Nu, aš sakiau, kuris pas mėgtuką paltą, tada išima stipriai. Nu einam ieškoti. Kas čia, žiūrėkit, kas čia? Imk tu vieną šaukštą ir Leonarduks vieną šaukštą. Au, žiūrėk, imk čia tiesi makaronus. Va, perdėkit. Su šaukštu turi. Ha? Su šaukštu. Ok, aš visus nuimsiu. Abudu, iš vieną abudu. Va. Jas. Va, dėk. Ačiū. Bet tu nesujamk, bet tu nuibėt. Ačiū. Reikia. Nu va, kokie jūs šaunuoliai abudu. Dėk. Grįžom namo, buvom šiandien pasivaikščioti, Leonardas nuėjo miegot, po to važiuosim pas Lukatėjus, išsikepsim šašliukų, bet pasiraisęs dienas kažkaip, nežinau, jaučiu, kad nebeturiu ką apsirengti, arba tas, ką aš turiu ką apsirengti, man nebepatinka arba nebetinka tiesiog, nes po operacijos man kažkaip, kai užtirpo visas kūnas, tai atlaisvėjo pilvo raumenis, todėl man džinsai nebeužsiseka arba užsiseka ir aš su jais jaučiuosi nepatogiai. Tai buvau pastarąsias dienas, iš tikrųjų vaikštau po visokius second handus, nieko neradau, bet va šiandien jau ir radau visai neblogų dalykėlių. Ateis siunta iš Asos, tai man kažkaip Asos labiausiai patinka apsipirkinėti vien dėl to, kad stilius man tenais patinka drabužių ir šiaip.
Nu, kažkaip aš ten visada kažko randu, about you aš niekada nieko nerandu, dažniausiai Asus'e, nes kas man ten patinka, kad ten visi tie brandai, kurie man patinka, yra vienoj vietoj. Tai ten ir Monkey yra, ir Kalužin toksai brandas. Pats Asus brandas yra labai neblogas. Vakar buvom bowlingė, tai žinokit, labai patiko. Adamas tik sakau, kažkaip susirgo, bet tai vakar jam buvo temperatūra, o šiandien jis kaip naujai gimęs. Tu prasme, nieko nebėra, tai aš nelabai supratau. Kas čia atsitiko? Dabar labai keista su to Adamo miegu susidraugauti. Vien dėl to, kad jis nesupranta. Anksčiau miegodavo ryte, atsibunda, pabūna 2 valandas miega ir tada pietų eina miegot kartu, o dabar jisai nueina miegot 12, atsikelia apie 1 arba nueina miegot 11, atsikelia apie 1 ir viskas. Man atrodo, jau mes pereisim prie tik vieno miegelio. Kažkaip, nežinau, jis per daug greit užauga. Per daug greit užauga. Ai, tai gerai, nes Adamai reiks pledą. Va, broli pasakai. Pala, brolė, pirština. Viskas. Opapa. Paein. Daros reikėtų. Adamai pirmą kartą nuo kalnų čiuožyt. Adamas dar nėra buvęs čia Salduvėje kalnų čiuožytai. Labai smagu. Aš pati nebuvau čia labai seniai. Praeitą žiemą čia paskutinį kartą. Nu, dabar esu nuo kalnų čiuožyt. Vasarą šiaip čia dažnai atvažiavama. Kas iš Šiaulių, tai čia tokia mėgstamiausia vieta čiuožyt, slidinėt. Tau smagu buvo? Čia šitą? Nu, 1. Skanu, paragau. Šalta.
žmonės! Visi vaikai mano. Aš nematau, nu kaip man. Tempiu 3 vaikus ant 2 rogių. Ką? Nu? Oho! Vežk greičiau! Leonardai! Kur tu? Jaučiuos kaip kad elniuks temptų. Ant šoną krentu. Lukai! Lukai! Bet tai gerai čia taip, mane? Matymžyt. Manau, kad policija pamatys. Gerai, galim būtų pagačinį važiuoti. Nu, po kol kas visą dar miega, aš pasitaisiau arbatos į Leonardo puoduką. Šiandien buvom ant Salduvės kalno, jau sakiau 100 kartų, bet tai buvo smagu ir šiandien po ilgo laiko išlindo saulė ir aš visada, kai pamatau saulę, man tai kažkas stebuklingo, žinot, nežinau, kokį gerą mėnesį nebuvo saulės, jin būdavo kažkur pasislėpus už debesų ir dabar šiandien, kai išlindo saulė, tai tokia gera nuotaika, nors ir šiaip šiandien buvo -11 šalčio, bet nežinau, ta tokia žiema ir ta saulė ir tada aš suprantu, kaip iš tikrųjų man patinka gyventi tuose besikeičiančiuose sezonuose, ta prasme vasara labai karšta, žiema labai šalta, tada ruduo ir pavasaris stebi, kaip viskas taip atbunda, pražysta, tada vasara iš vis labai karšta, smagu ir tada jau ruošiesi tai žiemai, ateina sniegas, ta gamta atrodo jin tokia visa sustingsta ir po to tu vėl pavasarį žiūri, kaip viskas iš naujo pabunda, nežinau, man iš tikrųjų labai patinka gyventi tais sezonais ir aš atsimenu, kai gyvenau Anglijoje, tai man to labiausiai ir trūko tos tokios tikros žiemos, to tokio tikro pavasario, nes ten būdavo, ta prasme, šilčiau, bet visą laiką tas toks pat oras, žinot, ir tas toks niūrus oras, nei tau labai šalta, nei tau labai šilta, toks amžinas ruduo arba vasara. Tai aš dabar labai džiaugiuosi čia Lietuvoje, kad yra tie 4 metų laikai ir aš labai jų pasiilgus buvau. Šiandien dar ypač, kai išlindo saulė, tai labai gražu. Ir labai iš tikrųjų man smagu čia gyventi ir dabar taip visada, kad ir į kokį miestą Lietuvos nuvažiuočiau, grįžtu aš į Šiaulius ir man čia taip gera. Ir žinau, kad daug kas jūsų klausat, ar nenorėtumėt persikraustyti į didesnį miestą, ar nenorėtumėt kažkur kitur, bet man, žinokit, Šiauliuose taip gera, jis toks nedidelis miestas, bet viskas čia yra, ko man reikia, daugiau atrodo man nieko nebereikia. Atstumai arti, aš čia viską pažįstu, aš čia gimiau ir augau, man čia tiek daug prisiminimų ir aš kažkaip noriu, kad čia vaikai augtų ir man atrodo nieko daugiau nereikia. Dabar bent jau, kai nuvažiuoju į kokį Vilnių, tai man tokia kaip anxiety prasideda viduje, aš nežinau, man taip atrodo, norisi būti kur mažiau žmonių, nebenoriu aš tų šurmulių ir atrodo jokinga, nes gyvenau Londone apie 7 metus, bet dabar čia sugrįžus apie 3, tai kas kart, jeigu nuvažiuoju kažkur tai Vilnių ar kur daugiau žmonių, atrodo, kad noriu greičiau grįžti į Šiaulius arba grįžti į namus, kad tik būtų kuo mažiau žmonių aplinkui. Nežinau, man taip kažkaip yra. Ir labai iš tikrųjų vertinu aš tą aplinką. Šiandien taip susivokiau, kokia iš tikrųjų yra graži gamta ir kaip faina, kad aš gyvenu netoli jos, nes atsimenu, kai gyvendavau Londone,
galvodavau, kaip aš noriu į mišką, kaip aš noriu prie ežero. Londone, žinot, yra tik parkai, tai ten nelabai nuvažiuosi į kažkokį tai mišką labai. Arba tiesiog nebūdavo laiko, nes grįžti po darbo vėlai ir nebegali nuvažiuoti. Tai dabar iš tikrųjų aš šiandien tik pirmą kartą supratau, kad aš gyvenu toj savo dabar svajoniai, nes aš svajojau grįžti į Šiaulius gyventi, svajojau, kad nebūtų to šurmulio, svajojau, kad būtų daugiau gamtos ir aš dabar gyvenu toj savo svajoniai, galiu tiesiog sėsti į mašiną 5 minutės ir aš prie Salduvės kalno ir čiaužau nuo kalno su savo vaikais, kažkaip nežinau. Pirmą kartą man šiandien taip atėjo, kad tai aš dabar gyvenu toj savo svajoniai. Man atrodo, kad mes kartais kažką svajojam ir turim kažkokius tai tikslus ir tada juos įgyvendinam ir tiesiog labai greitai užsimirštam, kad mes dabar gyvenam ir kaip kažkada norėjom gyventi dabar. Nes kai tu įvykdai ir tada vėl atsiranda kažkiek kiti tikslai ir vėl kažkokie tai rūpesčiai ir tu tiesiog pamiršti, pasidžiaugti, galbūt tai pasakysiu tą akimirką, tai linkiu jum nepamiršti pasidžiaugti akimirką, tikslais įgyvendintais ir tiesiog atsisėsti ir atsikvėpti ir pasimėgauti dabartiniu savo gyvenimu, kad ir koks netobulas jis būtų, bet jis yra jūsų ir jis jums mielas. Tai tiek šiandieną, o mes važiuosim dabar pas Luko tėtį gimtadienį ir susitiksim mano kitam vlogė. Ačiū labai, kad čia esate, iš tikrųjų labai ačiū, kad žiūrit mano kūrybą, labai ačiū, kad būnat su manim ir tiek. Šiandien norėjau pasakyti ačiū, kad čia esate ir susitinkam kitam mano video.